Labas penktadienio vakaras. Šį kartą jau penktąjį penktadienį kviečiu jūs toliau skaityti knygą Richardo Wurmbranto knygą Kankinami dėl Kristaus. Priminsiu, kad aš šitą knygą verčiu iš PDF formatu, lengvai internete prieinamos knygos esančios rusų kalba, rumunų kalba, anglų kalba ir visokiomis kalbomis yra ta knyga išversta, bet lietuvių kalba tos knygos išverstos aš niekur neradau, todėl verčiu ir vis po gabaliuką perskaitau dar kartą kartu su jumis penktadieniais vakarais su didžiausiu malonumu, pati įsikvėpdama, labai apgalvodama, tai aš manau, kad tai yra milžiniškos, neįkainojamos brangenybės mums. Ta knyga yra parašyta žmogaus, kuris labai daug iškentė dėl Kristaus. Jis rašo apie, pagrinde toje knygoje rašoma apie tą laikotarpį po Antrojo pasaulinio karo, kai komunizmas įžengė į Rumuniją ir į Rumuniją atvyko komunistai, tai sovietų kariuomenės kariai ir jie ten gyveno kareivinėse. Ir būtent tiems sovietų kariams, karininkams, leitenantams, žodžiu, tiem rusų komunistų atstovams Rumunijoje ir patiems jau rumunams, pasidavusiems komunizmui, pogrindinė bažnyčia vadovaujama Richardo Wurmbranto skelbė Evangeliją. Pogrindinė bažnyčia labai persekiojama. Pogrindinė tai reiškia slapta. Tai nereiškia, kad jie sklepe. Tai nereiškia, kad jie po žeme kaip žiurkės. Ne, tai reiškia, kad jie veikia slaptai. Bet jų tikslas buvo ne tai, kad kaip nors išgyventi, kaip nors, kad jų neišžudytų ir tyliai savo ramiai, kažin kokią, tai ten liturgiją atlikinėti. Tikrai ne. Ne apie liturgiją visiškai ėjo kalba, nes Jėzaus Kristaus mokymas yra, oi ne liturgija, oi ne. Jeigu skaitant Naująjį testamentą, tai ir matosi, kas tai yra gyvenimas sekant paskui Jėzų Kristų, o tai ne liturgija yra. Ir taigi jie ne liturgijomis užsieminėjo, bet iš tikrųjų jų tikslas buvo kuo daugiau žmonių atversti į Jėzų Kristų ir po to būtinai dar juos vestis kartu su savim paskui Kristų ir įtraukti juos į tarnavimą, į aktyvų tarnavimą, tam, kad kuo daugiau netikinčių žmonių atsiverstų į Jėzų Kristų. Jų tikslas buvo labai aktyviai tarnauti Dievo mylimiems žmonėms Rumunijoje ir ne tik. Ir kaip skaitome, kad ne tik Rumunijoje, bet ir šiaip visoje Sovietų Sąjungoje, ne tai, kad jie būtų ten patys visur važiavę, bet jie ten siųsdavo per tuos atsivertusius jau rusus sovietų kariuomenės žmonės, kurie atsiversdavo ir į Sovietų Sąjungą išveždavo krikščionišką literatūrą, o tuo tarpu ta literatūra ten būdavo griežtai draudžiama, bet jie vis tiek rizikuodavo, aukodavosi ir tai darydavo. Praeitą kartą mes skaitėme apie tai, kaip ta pogrindinė bažnyčia, krikščionis eidavo pamokslauti Evangeliją, pasakoti apie Jėzų Kristų tiems kariams, sovietų kariuomenės kariams į kareivines. Ir dar kai kuriuos kitus atvejus pasakojo Wurmbrantas. O dabar skaitome toliau. Mūsų tarnystė tarp rusų, tai reiškia tarp tų, kurie atėję į Rumuniją kartu su komunizmu, sovietų kariuomenės karių. Tai va tarp tų rusų mūsų tarnystė nešė turtingą derlių. Aš prisimenu Piotrą. Niekas nežino, kuriame iš sovietų kalėjimų jis dingo. Tas Piotras. Jis dingo kalėjime. Jis buvo dar visai jaunas, 20 metų.
į Rumuniją pateko su sovietų kariuomenė, būdamas tos kariuomenės dalimi. Jis atsivertė viename iš slaptų susitikimų ir iškart paprašė manęs jį pakrikštyti. Po krikšto paklausiau Piotrą, kokia Biblijos eilutė jam padarė tokį įspūdį, kad jis nusprendė savo gyvenimą pašvęsti Dievui. Jis atsakė, kad kartą girdėjo, kaip aš skaičiau iš Evangelijos pagal Luką 24 skyriaus apie Jėzaus, jau prisikėlusio Jėzaus, susitikimą su 2 mokiniais kelyje į Emausą. Ir čia buvo tokia vieta, kad pagaliau jie priartėjo prie kaimo, į kurį keliavo. Ir tada Jėzus dėjosi, tai reiškia apsimetė, kad jis nori keliauti toliau. Tas rusas Piotras pasakė, nesuprantu, kodėl Jėzus apsimetė, kad nori eiti savo toliau. Esu įsitikinęs, kad jis norėjo likti su savo mokiniais. Tai kodėl jis jiems kitaip pasakė? Aš paaiškinau, kad Jėzus tai padarė iš mandagumo. Jis norėjo įsitikinti, kad jo buvimas ten yra pageidaujamas. Pamatęs, kad jis yra pakviestas, Jėzus į tuos namus įėjo su džiaugsmu. 29 eilutė skamba taip. Jie sulaikė jį, sakydami, pasilik su mumis, vakaras arti, diena jau baigėsi. Jis įėjo ir pasiliko su jais. Komunistai yra neišmanėliai. Toliau Piotrui aiškino Vurmbrantas. Komunistai įsiveržia jėga į žmonių širdis ir protus. Jie verčia jūs klausytis jų nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro. Tam jie naudoja mokyklas, radiją, laikraščius, plakatus, filmus, paskaitas apie ateizmą ir jie tai daro visur, kur tu beeitum. Žmonės priversti nuolat klausytis jų bedieviškos propagandos. Nepaisant to, ar jie nori to ar ne, o Jėzus gerbia žmogaus laisvę. Jis tyliai pasibeldžia į žmogaus širdies duris. Jėzus mane nugalėjo savo mandagumu, pripažino Piotras. Tas kontrastas tarp komunizmo ir Kristaus jį įtikino. Piotras ne vienintelis rusas, kuriam padarė įspūdį Jėzaus charakteris. Kaip pastorius, aš pats niekada apie tai nebuvau pagalvojęs, sako Vurmbrantas. Po atsivertimo Piotras nekartą rizikavo savo gyvybę ir laisvę. Į Sovietų sąjungą gabendamas krikščionišką literatūrą ir padėdamas pogrindiniai, tai reiškia slaptai bažnyčiai Rumunijoje bei Rusijoje. Laikui atėjus, jis buvo areštuotas. Taigi, tarnauji tol, kol ateina laikas ir dažną kartą būtent taip ir įvykdavo. Atėjus laikui jis buvo areštuotas. Kai paskutinį kartą apie jį girdėjau, jis vis dar buvo kalėjime. Gal jis jau miręs? Įdomu, kur jis dabar yra? Ilsisi danguje ar tęsia savo kovą žemėje? Aš nežinau. Tai žino tik Dievas. Daugelis kitų, taip pat kaip Piotras, buvo ne tik paprasčiausiai atsivertę pas Dievą atvesti žmonės. Atsivedę dar vieną eilinę sielą Viešpačiui, mes neturime čia sustoti. Ai, atsivertė ir gerai, aleliuja. Ne, mes neturime čia sustoti. Tai padarę, mes įvykdėme tik dalį savo užduoties. Kiekviena siela atvesta pas Kristų turi tapti pergalinga siela. Rusai ne tik atsigręždavo į Dievą, bet ir tapdavo pogrindžio bažnyčios misionieriais. Jie buvo drąsūs ir bebaimiai dėl Kristaus ir visada kartojo, kad tai mažiausia, ką jie galėjo padaryti dėl to, kuris mirė dėl jų. Sekančio skyrelio pavadinimas – mūsų pogrindinis tarnavimas pavergtai tautai. Tai čia jau turima omeny rumunų tautą.
Kitas mūsų tarnavimo aspektas buvo pogrindinis misionieriškas darbas tarp rumunų. Ten pat Rumunijoje, tarp rumunų. Iš pradžių komunistai bandė patraukti bažnyčios vadovus į savo pusę. Juos gundė, bet labai greitai jie kaukę nusimetė. Tada prasidėjo teroras ir tūkstančių žmonių areštai. Mums atvesti sielą pas Kristų tapo taip pat sunku, kaip anksčiau buvo sunku tai daryti rusams. Slaptiems rusų krikščionims komunistinio režimo sąlygomis Sovietų Sąjungoje. Laikui atėjus, aš turėjau sėdėti kalėjime, sako Vurmbrantas, kartu su tais, kuriuos iš Dievo malonės galėjau atversti į Kristų. Tai ir jis pats sėdėjo ir tie, kuriuos jis atvertė Jėzų Kristų. Sėdėjo ir tie kartu. Vienoje kameroje sėdėjau su vyriškiu, įkalintų už tikėjimą Kristumi. Jo namuose buvo likę žmona ir 6 vaikai, kurie badavo. Jam daugiau niekada nebeteko jų pamatyti. Aš jo paklausiau, tu nepyksti ant manęs, kad aš tave atverčiau į Kristų, kad tavo šeima atsidūrė tokiame skurde. Jis atsakė, man trūksta žodžių išreikšti tau savo dėkingumą. Ačiū, kad atvedei mane pas nuostabų gelbėtoją. Aš dabar nieko nekeiščiau. Tokiomis sąlygomis pamokslauti nebuvo lengva. Žmonės jautėsi prislėgti. Komunistai atėmė iš jų visą nuosavybę. Iš ūkininkų jie atėmė laukus ir avis, o iš kirpėjų ir siuvėjų dirbtuves. Bėda buvo ne tik tame, kad kapitalistų turtas buvo nusavintas. Neturtingi piliečiai irgi nukentėjo. Beveik iš kiekvienos šeimos kas nors buvo kalėjime, o skurdas nuolat didėjo. Žmonės klausė, kodėl meilės Dievas leidžia, kad taip triumfuotų blogis? Kaip čia? Kodėl? Apaštalams irgi buvo nelengva skelbti Jėzų Kristų tą kančios ketvirtadienį, kai jis mirė ant kryžiaus su žodžiais: Mano Dieve, kodėl tu mane apleidai? Visgi tas faktas, kad mūsų darbas ir toliau nešė vaisių, buvo įrodymas, kad tai buvo iš Dievo. Krikščionių tikėjimas, sako Vurmbrantas, pasiruošęs atsakyti į visus klausimus ir į tą klausimą, kaip čia taip yra, kad meilės Dievas leidžia šitaip triumfuoti blogiui. Krikščionių tikėjimas, sako, turi tokį atsakymą. Jėzus papasakojo apie Lozorių, vargšą elgetą, beturtį, kaip ir mes, kuris buvo bemirštantis, kentė badą, jo žaizdas laižė šunis, o pasibaigus Lozoriaus gyvenimui, angelai paėmė jį į Abraomo prieglobstį. Tai toks atsakymas, kad laikinai čia pakentėjus, angelai paims tave pas Viešpatį į tą vietą, kur kančių daugiau nebebus. Sekantis skyrelis. Kaip pogrindiniai bažnyčiai pavykdavo darbuotis pusiau atvirai. Pogrindinė slapta bažnyčia susitikdavo namuose, miškuose, rūsiuose, kur tik galėjo susirinkti. Susirinkdavo visur. Kaip ir daugelėje kitų šalių, Rumunijoje pogrindinė bažnyčia buvo tik iš dalies pogrindyje. Tai reiškia tik iš dalies slaptumoje. Tarsi ledkalnio viršūnė, jos tarnavimo dalis buvo paviršiuje. Žinot ledkalnį? Didžiulis ledo luitas, jo didžioji dalis yra po vandeniu, bet virš vandens kyšo jo viršūnė. Taip ir pogrindinė bažnyčia, sako, dalis jos tarnavimo buvo išlindusi virš vandens. Komunizmo laikais pamokslauti gatvėse pasidarė itin pavojinga. Tačiau būtent šitokiu būdu, būtent pamokslaujant Evangeliją gatvėse,
mums pavyko pasiekti daug tų sielų, kuriuos pasiekti būtų buvę neįmanoma jokiais kitais būdais. Kai kuriuos tik tai gatvėj gali pasiekti, nes niekur su jais nesusitinki daugiau. Mano žmona, Sabina, buvo ypač aktyvi tokio pobūdžio evangelizacijoje gatvėje. Krikščionis nepastebimai susirinkdavo gatvių kampuose ir pradėdavo tyliai giedoti. Aš įsivaizduoju, kodėl gatvių būtent kampuose. Todėl, kad ant kampo geriausiai matosi iš tolo, ar net važiuoja policija. Ir iš čia matosi, ir iš ten matosi, kai tu stovi ant kampo. Ir susirinkę gatvių kampuose pradėdavo tyliai giedoti. Aplink juos būriuodavosi žmonės, norėdami išgirsti įstabų dainavimą. O paskui mano žmona pradėdavo pasakoti gerąją naujieną. Mes suspėdavome išsiskirstyti iki slaptosios policijos atvykimo į tą įvykių vietą. Reiškia, greitai jie ten susiviniodavo ir dingdavo. Atlikdavo savo ir greitai dingsta. Kartą, kai aš buvau užsiėmęs kitą tarnystę, mano žmona kalbėjo, stovėdama priešais tūkstančius darbininkų, prie įėjimo į didžiulę Bukarešto miesto gamyklą. Ji papasakojo jiems apie Dievą ir išgelbėjimą, reiškia tiems darbininkams iš tos didžiulės Bukarešto gamyklos. Sekantį rytą daugelis tų darbuotojų buvo sušaudyti už protestavimą prieš komunistų vykdomą neteisybę. Jie laiku išgirdo gerąją naujieną, sako Vurbrantas. Taip, vieną dieną jie išgirdo Evangeliją, o jau sekantį rytą buvo sušaudyti. Nors buvome pogrindinė bažnyčia, vis tiek, kaip Jonas Krikštytojas, mes atvirai kalbėjome apie Kristų su žmonėmis, tame tarpe ir su aukštais pareigūnais. Vieną dieną ant vienos iš valdžios institucijų slenksčio dviems broliams pavyko prasibrauti prie mūsų ministro pirmininko Georgij Dež. Per keletą minučių, kurias turėjo, broliai paliudijo jam apie Kristų ir paragino ministrą pirmininką išsižadėti nuodėmės bei krikščionių persekiojimo. Ir apie Kristų, kad jis gelbėja, atleidžia nuodėmes, kad jisai atpirkėjas, ir tą paliudijo ir paragino ministrą pirmininką būtent išsižadėti nuodėmės ir krikščionių persekiojimo. Jis, tas ministras pirmininkas, įsakė areštuoti tuos du brolius už drąsų jų liudijimą. Praėjo daug laiko. Ir kai premjerministras Georgij Dež susirgo, tada išdygo prieš daugelį metų jam pasėta Evangelijos sėkla, dėl kurios taip smarkiai nukentėjo du broliai. Savo sielvarto valandą premjeras prisiminė jam ištartus žodžius iš Biblijos. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Tai buvo iš laiško Hebrajams 4:12. Tai, kad jis prisiminė būtent tuos žodžius, tai perverė jo žiaurę širdį ir padarė jį paklusniu Kristui. Jo sielvarto valanda jam sunkiai sergant. Niekada negali žinoti, gal po labai daug metų, kaip tam atsitiko, po labai daug nežinau. Parašyta, kad po daugel metų, po kiek tų metų, nežinau, sudygo tą sėklą ir jisai, pasidarė, sako, paklusnus Kristui. Dežas išpažino savo nuodėmes, priėmė Jėzų savo gelbėtoju ir pradėjo jam tarnauti, nepaisydamas savo ligos. Jis netrukus mirė, bet nukeliavo pas savo naujai atrastą gelbėtoją. Nes visi juo tikintis, iš tikrųjų atsivertę, juo sekantis ten pas jį ir iškeliauja. Taip Jėzus pažadėjo.
Ir tai įvyko dėl to, kad 2 krikščionys buvo pasiruošę sumokėti kainą. Tie 2 krikščionys tai buvo nubausti, čia nerašo kaip, bet areštuoti ir kažkaip sumokėjo skaudžią kainą. Šie broliai simbolizuoja drąsą krikščionių, kurie vis dar patiria persekiojimus. Kaip ten bebūtų, netgi juos, jeigu nužudė, nukankino kalėjime, jie vis tiek irgi pas tą patį viešpatį išėjo. Komunistinė priespauda reikšmingai apsunkino Evangelijos skelbimą, bet vis tik mums pavyko išspausdinti keletą krikščioniškų bukletų, tai yra mažų knygelių, kurias praleido griežta komunistinė cenzūra. Nu kaip taip gali būti, juk ta griežta komunistinė cenzūra jokių būdų neleidžia nieko apie Dievą, o dar konkrečiai krikščionišką literatūrą spausdinti. Kaip galėjo taip praleisti? Nu pažiūrėkit. Cenzoriui, tai reiškia tam, kuris tą cenzūrą vykdo, tikrina. Cenzoriui mes pristatėme knygelę pavadinimu Religija, liaudės opiumas. Arba gal kitaip galima būtų sakyti religija, opiumas liaudžiai. Su Karlo Markso, komunizmo įkūrėjo portretu pirmajame knygelės puslapyje. Tas cenzorius, komunistas, priėmė tai kaip komunistinį leidinį ir uždėjo savo antspaudą, patvirtino, kad galite spausdinti. Tokiose knygelėse po kelių puslapių su Markso, Lenino ir Stalino citatomis, kurios suteikdavo tiek daug džiaugsmo cenzoriams, po tų kelių puslapių būdavo pasakojama apie Kristų. Knygelės pradžia tai su Lenino, Markso, Stalino citatomis, o po kelių puslapių prasideda pasakojimas apie Kristų. Tokias komunistinės kabutėse knygeles mes platindavome paradų ir demonstracijų metu. Pirmajame puslapyje pamatę Markso portretą, komunistai puldavo pirkti tas knygeles. Kai jie prieidavo 10 puslapį ir suprasdavo, kad ten kalbama apie Dievą ir Kristų, mes jau būdavome toli. Parduoda ir pabėga ir nebėra kaip sučiupti tų pardavėjų, tų platintojų šitų knygelių. Todėl pogrindžio bažnyčia vykdė ne tik pogrindinę tarnystę, bet ir atvirai skelbė Evangeliją gatvėse ir valstybinėse įstaigose. Už tai tekdavo sumokėti kainą, bet mes buvome tam pasiruošę. Aš galvoju, o mes, brangieji, ar pasiruošę? Ar mes pasiruošę tarnauti aktyviai, pavojingai tol, kol ateis laikas ir būsi suareštuotas. Būsi areštuotas, įkištas į kalėjimą ir galbūt daugiau niekada nebepamatysi savo žmonos, vaikų, kurie badauja. Ar mes pasiruošę? Jie buvo pasiruošę. Kaip ir dabar sako, pogrindinė bažnyčia yra pasirengusi sumokėti kainą. Nu tai čia tais 60 metais, kai jis rašė, bet aš žinau ir seku naujienas įvykius pasaulyje ir žinau, kad yra pogrindinių slaptų bažnyčių ir dar nemažai šalių, kur krikščionybė draudžiama ir labai persekiojama. Oficialiai tarsi leidžiama būti krikščioniu, bet realiai labai žiauriai persekiojama, labai žiauriai susidorojama. Ir ten yra pogrindinė bažnyčia, kurie pasiruošia didžiulę kainą sumokėti ir sumoka tą didžiulę kainą. Ir dar vienas skyrelis pavadinimu slaptas darbas. Slaptoji policija, tai reiškia ta žiaurioji komunistinė policija, tokia kaip su saugumu susiję. Slaptoji policija žiauriai persekiojo pogrindinę slaptąją bažnyčią, nes matė ją kaip likusią vienintelę efektyvę pasipriešinimo jėgą. Priminsiu, kad komunizmo metu Rumunijoje buvo pilna netikrų krikščionių bažnyčių, kurioms vadovaudavo tokie parsidavėliai komunizmui ir jeigu kas nors iš tų bažnyčių narių
iš tikrųjų rimtai pradėdavo jau sekti Kristumi, juos pastorius išdavikas priduodavo saugumui ir tokį tikrą krikščionį sodindavo į kalėjimą, nesitsatskydavo. Ten būdavo netikra krikščionybė, o tarnavimas komunistų partijai. Tai va tokių bažnyčių buvo, bet jos visai nieko. Druska be surumo, kaip Jėzus pasakytų. Bet va tokių tikrai vykdančių Kristaus mokymą. Tokių buvo ta slapta bažnyčia. Ir slaptoji policija žiauriai ją persekiojo, nes žinojo, kad tai yra vieninteliai išlikusieji kaip efektyvi pasipriešinimo komunizmui jėga. Jie suprato, kad tai buvo tokia jėga, dvasinė jėga, kuri, jeigu paliksi ją nepaliestą, gali pakenkti jų ateistiniam mokymui. Jie suvokė, kad pogrindinė bažnyčia kelia didelę grėsmę ir žinojo, kad žmogus tikintis Kristumi niekada nebus nemąstantis ar bevalis. Jeigu iš tikrųjų tampi Kristaus mokiniu, tai tampi ir sąmoningų, protingų, mąstančių, nebuku, nepatiklių kažkokiu, nesusigaudančių, kur juoda, kur balta. Ir nesi toks bevalis, kur ką nori, tą su tavim daro, tu lankstaisi visiems iš eilės. Tai netikra krikščionybė. Tikra krikščionybė protinga ir atskirianti, kur juoda, kur balta, kur reikia atsiklaupti, nusilenkti, o kur nereikia atsiklaupti ir nusilenkti. Tai jie žinodami, kad čia tokie labai pavojingi, juos žiauriai persekioja. Jie žinojo, kad į kalėjimą gali pasodinti tik fizinį kūną, bet ne žmogaus dvasią ir ne jo tikėjimą Dievu. Todėl jie dėjo daug pastangų kovai su pogrindinė bažnyčia. Tačiau pogrindinė bažnyčia turėjo savo šalininkų, netgi ir narių, ir vyriausybėje, ir pačioje slaptojoje policijoje. Tarp slaptosios policijos policininkų ir tarp vyriausybės narių kažkokių buvo slaptos pogrindinės bažnyčios krikščionių, slaptai ten esančių. Wurmbrantas sako, mes skatinome krikščionis įsidarbinti slaptojoje komunistinėje toje policijoje ir apsivilkti uniformą. Nekenčiamiausia iš visų egzistuojančių uniformų. To slapto komunisto policininko uniformą. Tam, su tokiu tikslu, tam, kad jie galėtų įspėti bažnyčią apie priešo planus, kad jie būdami tame tarpe infiltruoti, išgirstų ir sužinotų, kada kur bus reidai, kur vyks slaptoji policija, ką jie planuoja daryti, kad tai perduotų bažnyčiai ir tokiu būdu išgelbėtų saviškius. Taigi slaptojoje policijoje dirbo keli broliai iš pogrindinės bažnyčios. Jiems nebuvo lengva slėpti savo tikėjimą. Jeigu jie būtų išsidavę, tai viskas, tai nebūtų galėję ten dirbti. Bet jie turėjo slėpti savo tikėjimą ir tai buvo jiem nelengva daryti. Ir nelengva buvo ištverti gilią panieką iš savo šeimų, iš savo draugų pusės už komunistinių uniformų dėvėjimą. Negalėdami atvirai paaiškinti saviškiams, kokiu tikslu jie tai daro. Taigi jų šeimų nariai ir jų draugai galvodavo, kad šitie krikščionys atsivertė į komunizmą ir tapo žiauriais slaptosios policijos pareigūnais. Ir sako, gilią panieką jiems išreikšdavo jų šeimos nariai, o jie turėdavo tylėti ir neišsiduoti, ir net artimiausiam žmonėm negalėdavo jie paaiškinti, kokiu tikslu jie tapo tais slaptos policijos darbuotojais. Nes jeigu jie būtų išsidavę, būtų į didžiulį pavojų pastatę savo šeimos narius. Nes kankinimų metu jų šeimos nariai būtų ten tardomi ir jiems būtų tik blogiau. Jau geriau nieko nežinoti, nieko. Ir tada jie tiesiog kentėjo. Jie, sako, išsižadėdami savęs, ėjo šitaip aukotis. Štai kokia stipri buvo jų meilė Kristui.
Kai mane pagrobė slaptoji policija, sako Vurbrantas, ir daugelį metų laikė griežto režimo kalėjime, vienas krikščionis gydytojas įsidarbino policijoje, turėdamas tik vieną tikslą – surasti mane. Kaip slaptosios policijos, tos žiauriosios komunistinės policijos gydytojas, profesionalas, ten įsidarbinęs, jis galėjo įeiti į kiekvieną kalėjimo kamerą ir neprarado vilties padėti man. Visi jo draugai nusisuko nuo jo, manydami, kad jis tapo komunistu. Tais laikais dėvėti budelių uniformą būdavo dar didesnė auka negu vilkėti kalinio uniformą. Tai visi nusisuko nuo jo galvodami, kad jis vilkas, kad jis atsivertė į tuos budelius komunistus. O jis turėjo tik vieną tikslą savo pastorių atrasti kažkur, kur jis ten yra kalėjime. Šis gydytojas rado mane atokioje, tamsioje kameroje ir pranešė broliams, kad aš gyvas. Jis buvo pirmasis draugas, kurį aš sutikau po 8,5 metų, atlikdamas savo laisvės atėmimo bausmę. Tik po 8,5 metų pirmas draugas pasirodė, tai tas slapta įsidarbinęs krikščionis, į tą kalėjimą įsidarbinęs. Jo dėka bažnyčia sužinojo, kad aš gyvas. O kai 1956 metais politinio atšilimo kabutėse metu Eizenhaueris Chruščiovas amnestavo daug kalinių, krikščionis siekė ir pasiekė, išsireikalavo, kad ir aš būčiau paleistas. Ir po kurio laiko mane paleido. Jeigu šis gydytojas nebūtų specialiai įsidarbinęs toje komunistinėje slaptojoje policijoje, kad surastų mane, manęs niekada nebūtų paleidę, sako Vurbrantas. Aš ir dabar vis dar pūčiau kalėjime arba kape. Tai čia tais 60 metais. Pasinaudodami savo pareigomis slaptojoje policijoje, pogrindinės bažnyčios nariai mus nekartą perspėjo apie jos planus, apie tuos policijos planus ir tokiu būdu suteikė mums rimtą pagalbą. Pogrindinė slapta bažnyčia komunistinėse šalise vis dar tebeturi savo žmones slaptojoje policijoje. Jie saugo ir įspėja krikščionis apie grėsiantį pavojų. Kai kurie iš jų, slėpdami savo tikėjimą Kristumi, užima aukštas pareigas vyriausybėje, kad padėtų bažnyčioje. Tik danguje jie galės atvirai išpažinti Kristų, kuriam dabar tarnauja slaptai. Vis dėlto daugelis pogrindžio bažnyčios narių buvo atskleisti ir suimti. Ne iš karto, vėliau, laikui einant, daugelis buvo atskleisti ir suimti. Ir mūsų tarpe vis dėlto buvo keli judai, kurie apie bažnyčią pranešė policijai. Mušimais, išsityčiojimais, grasinimais ir šantažu komunistai stengiasi priversti bažnyčios narius ir tarnautojus išduoti savo brolius. Va tokia kaina. Jėzus Kristus labai vertas šitos kainos. Visko jis vertas. Jis visiškai visko vertas. Ir jam visa šlovė. Čia šį kartą sustosime ir pratęsim sekantį penktadienį. Būkite ryžtingi, pasišventę, karštai, pasiruošę, tarnauti visomis sąlygomis Jėzui Kristui. Su Dievu. Iki.